Sveiki, gerbėmėjai žiūrovai, dar viena mano laida. Šį kartą noriu Jums papasakoti apie keto dietą, visą tiesą. Jūs turbūt žinote, jeigu sekate mano laidas, kad aš pats laikiausi keto dietos ir aš šiaip sužinojau nemažai dalykų apie keto dietą, tiek internete, tiek skaičiau knygose ir yra įvairių dalykų parašyta. Pagrinde dauguma dalykų yra parašyta labai gerų apie keto dietą, bet apie blogasias savybės daugumoje nutylima. Tai ką aš norėsiu pabrėžti šioje laidoje apie blogasias savybės keto dietos. Bet pradžiai pradėkime nuo gerų naujienų. Kaip tame anekdote apie indėną, kurią naujieną pirmiau papasakoti, blogą ar gerą. Taigi, gerosios naujienos yra tai, kad dabar mokslininkai tyria keto dietą kaip terapeutinę dietą, ta prasme kaip gydomąją dietą nuo diabeto, nuo vėžio, nuo širdies ligų, nuo Alzheimerio ligos, nuo Parkinsono ligos, nuo sklerozės, absoliučiai nuo visko. Jūs nepatikėsite, bet keto dieta gydo absoliučiai nuo visko. Nėra tokios ligos, aš nežinau tokios ligos, nuo ko negydytų, nes netgi, sakykime, jeigu jums darys operaciją, jūs sugysite greičiau, reiškia, būdami ant keto. Dabar kodėl? Aš pabandysiu jums trumpai paaiškinti šiaip, kaip ta keto dieta dirba. Jeigu iš viso nieko nežinote apie keto, aš jums netgi papasakosiu, kas yra keto dieta. Keto dieta yra, kai jūs maitinatės pagrinde riebalais. Jūsų mityba turi būti sudaryta kaip minimum 70% riebalų. Šiaip, kai aš laikiausi keto dietos, aš netgi nevalgiau 70% riebalų, aš perėjau prie savo senos mitybos, kažkur 67% riebalų, netgi buvo dienų, kai 65, bet sakyčiau 67. Sakykime taip, nes aš negaliu jau antiek tiksliai pasakyti, kiek aš tų riebalų valgiau, bet tikrai buvo dienų, kai aš valgiau 67% riebalų ir aš tikrinausi, reiškia, jeigu žinote, jeigu jūs esate ant keto dietos, jūs turite save tikrinti. Taigi aš save tikrinausi ir aš buvau ant keto dietos, netgi su 67% riebalų. Ir beje, ką aš sužinau, yra žmonių, kurie lygiai taip pat gali, reiškia, valgyti tik tai 67% riebalų. Jums turbūt juokingai skamba tik tai, bet kaip pavyzdį jums noriu pasakyti, kad šiaip keto dieta yra, kai jūs valgote 90% riebalų. Tai maždaug įsivaizduokite, kaip atrodo 90% visos jūsų mitybos riebalai ir tik tai 6% baltymų ir tik tai 4% angliavandenių. Tai čia yra, reiškia, jau ta tikroji keto dieta, o tai, ką aš, ta prasme, bandžiau ant savęs ir šiaip, kas dabar yra paplitę, dauguma keto, reiškia, kas laikosi keto dietos, tai modernizuota keto dieta, tai reiškia, kad jūs valgote labai daug ir baltymų, ir angliavandenių, bet prižiūrite, kad jūs pastoviai būtumėte ketozėje. Tai galima pasiekti, jeigu jūs naudojate kokoso aliejų, MCT aliejų arba Brain Octane, nes, reiškia, tie aliejai, kaip kokoso aliejus, sakykime, jie turi vieną savybę. Jie iš jūsų kepenų išvaro visą cukrų, visą gliukozę ir įkiša į ten riebalus, jie sulenda į jūsų kepenis ir jūs toliau gaminate ketonus, netgi jeigu jūs suvalgite obuolį. Jeigu suvalgite obuolį ir iš karto pasidarysite, sakykime, kulkų neperšaldamas kavos, riebalai išstums, reiškia, tas kokoso aliejus, ar MCT aliejus, ar Brain Octane išstums visą tą cukrų lauk iš jūsų kepenų ir įvarys tenais riebalus ir jūs gausite savo ketonus ir jeigu jūs patikrinsit savo šlapimą ar kraują, ar šiaip galima netgi kvėpavimą tikrinti, nes iš tikrųjų su laiku pasirodo šlapime galite neberasti tiek ketonų dėl tam tikrų priežasčių, bet kraujyje visados pasitikrinus jūs tiksliai labai žinosite. Tai va, ta prasme, kokioje jūs esate ketozėje. Šlapimas nėra labai tikslus parodymas. Tiksliausias yra kraujas. Kvėpavimas vėlgi su laiku jūs galite pradėti valytis ir
jums gali pradėti rodyti, kad jūs mažai turite ketonų. Šiaip jūs skaitotės ketozėje, jeigu jūsų kraujyje yra 0,8 reiškia ketonų. Tai va, tas pats yra ant šlapimo ir tas pats yra ant kvėpavimo. Tai jeigu jūs pasitikrinat, pas jūs yra 0,8, jūs esate ketozėje. Mažiau, jūs iškritote iš ketozės, daugiau, tai žinoma, viskas yra normalu. Šiaip aš, kai tikrinausi, pas mane netgi buvo pakilę iki 8, kas jau šiaip yra pavojingas lygis ir aš jums apie tai viską papasakosiu, kai ateis laikas. Ok, tai dabar reiškia, kaip ta keto dieta dirba, kaip gali keto dieta, reiškia, gydyti vėžį, diabetą, taip toliau ir taip toliau. Išsiaiškinkime, kas yra keto dieta. Keto dieta tai praktiškai yra, jūsų organizmas supranta, reiškia, tą būseną, kai jūs esate ketozėje, kad jūs badaujate. Ir jūs gaunate daug privalumų nuo badavimo. Iš tikrųjų, kas yra sveika? Gal žiūrėjote mano laidą Badavimas. Taip. Badavimas yra iš tikrųjų labai sveika ir aš patarčiau absoliučiai visiems ir nėra nei vieno žmogaus, kuriam aš nepatarčiau, įskaitant ir vaikus. Badavimas yra gydymas nuo absoliučiai visko. Taip. Lygiai kaip ir ketozė, šiaip badavimas ir ketozė yra panašus dalykai, nes kadangi jeigu jūs badaujate, jūs taip pat pereinate į ketozę. Kaip dabar? Supraskite, kad pas jūs cukraus yra kepenyse tik tais keletai valandų. Jeigu aš neklystu, 8 valandom pas jūs yra cukraus. Kas po to atsitinka, kai tas cukrus iš kepenų dingsta? Ką organizmas jūsų valgys? Jūs nevalgote nei obuolių, jūs nevalgote negerite arbatos su cukrumi, jūs badaujate, sakykime, mes kalbame apie badavimą. Ok, kas su jumis atsitiks? Jūsų organizmas pradės deginti riebalus. Tai lygiai ta pati ketozė, lygiai ta pati ketozė, reiškia, tie patys ketonai vaikščios po jūsų kraują, po visą jūsų kūną, papuls į jūsų smegenis, tai puikus maistas smegenims, jūsų smegenys automatiškai daug geriau dirbs tiek ketozėje, tiek badavimo metu. Šiaip patys pagalvokite, kada jūsų smegenys geriau dirba, ar kai jūs badaujate, ar kai jūs valgote. Jūs gal pasakysit, žinote, kai aš alkanas, aš negaliu apie nieką galvoti, tik apie maistą. Iš tikrųjų yra tai ne visai tiesa. Paprasčiausiai jūs valgote tokį maistą, kuris iššaukia jūsų tokią būseną, kad jūs negalite apie nieką galvoti, tik apie maistą. Negalėsiu apie viską papasakoti šitoje laidoje. Deja, žiūrėkite kitas mano laidas, bet iš tikrųjų yra maistas, kuris jūs priverčia pastoviai galvoti apie maistą, kaip, pavyzdžiui, duona. Daug yra produktų, ypatingai visa ta chemija, kuri kišama į maistą, reiškia, jinai priverčia jūs pastoviai norėti daugiau maisto ir pastoviai apie jį galvoti. Jeigu jūs to nedarote, jūs to nevalgote, jūs be problemų galite badauti. Sakau, aš badauju praktiškai kiekvieną dieną, kaip ir minėjau, 19 valandų pas mane vyksta badavimas ir tada aš valgau. Ir aš nejaučiu visiškai jokių problemų su tuo, aš visiškai nesu alkanas dėl to, kad aš labai žiūriu, ką aš valgau. Tai va, taigi, pakartosiu dar, badavimas yra, reiškia, gali privesti jūs prie tos pačios ketozės ir tai va, ir yra tas va, badavimas ir yra sveika. Ir dar vienas būdas papulti į ketozę, jeigu jūs žinote, tai sportas. Neveltui sako, sportuoti yra labai sveika. Iš tikrųjų, ne tik sportas, bet sauna taip pat. Bet koks prakaitavimas, kai jūsų širdis, reiškia, pradeda plakti greitų ritmų ir jūsų organizmas išskiria prakaitą, nes jiems yra per karšta, vyksta detoksifikacijos procesas ir taip pat vyksta riebalų skaidymas, riebalų deginimas, kas iš karto automatiškai jūs panardina į ketozę. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs būsite ilgai saunoje arba labai aktyviai ilgai sportuosite, sakykime, kaip maratonininkai, aš dabar nesakau, kad maratonas yra sveika, bet aš kalbu apie ketozę. Apie sportą mes kalbėsim kitose laidose, bet čia yra apie ketozę, didelė ilga laida, aš noriu jums viską papasakoti. Tai jeigu jūs taip aktyviai sportuosite ir tikrai jūsų riebaliukai pradės degti, jūs taip pat pasinardinate į ketozę ir kaip žinote, sportas yra labai sveika. Vėlgi, kodėl? Nes ketozė. Dabar reiškia,
kaip jūsų organizmas dabar supranta tą ketozę. Sakykime, nuo seno, jeigu jūs badaujate, automatiškai įsijungdavo labai svarbios gyvybinės funkcijos, nes jūsų organizmas supranta, kad jeigu jums neduoti energijos, jeigu jums neduoti smegenims papildomos energijos smegenims, jūs mirsite. Reiškia, jūs arba esate per kvailas, arba esate per silpnas, arba turite per mažai jėgų, kad susirasti savo maisto. Tai automatiškai jūs gaunate daugiau energijos. Visados. Jeigu jūs badausite, jeigu jūs sportuosite, jeigu jūs pasinardinsite, reiškia, į tą ketozę, valgysite daug riebalų, reiškia, kas atsitiks? Jūsų suaktyvės pirmiausia labai smarkiai mąstysena. Jeigu žinote, pavyzdžiui, Platonas, kai jisai darė savo darbus, rašė savo darbus, jisai badavo. Ir iš tikrųjų, sakykime, aš esu taip pajutęs, badaujate, jūsų smegenys aktyvėja, jūs esate ketozėje, taip pat jūs pajausite, lyg tai rūkas išsisklaidytų nuo jūsų smegenų. Iš tikrųjų, toksai nerealus jausmas ir viskas pasidaro labai ryšku. Labai viskas pasidaro ryšku akyse. Ir sakau, mąstymas visiškai kitoks, apie jokias sklerozės nieko negali būti nei kalbos. Žinoma, dar reikia išsimiegoti. Miegas taip pat svarbus dalykas, nes dėl miego gali būti taip pat sutrikimai smegenų, bet vėlgi čia ne viskas taip paprasta. Gali būti ir suaktyvėjimas. Taip. Nes turbūt žinote, kad daug mokslininkų ir taip toliau miega labai mažai, sakykime, Leonardas da Vinci, Einšteinas, reiškia, Edisonas. Aš galėčiau paminėti labai daug. Jie miegojo 15 minučių per 4 valandas. Būtent. Ir reiškia, čia vadinasi tas polifazinis miegas. Jie praktiškai badavo miegu. Ir ką tada daro? Vėlgi organizmas suaktyvėja. Kodėl? Nes organizmas galvoja, kodėl taip vyksta, suprantate. Ir jis taip supranta, kad jūs turbūt negalite atlikti savo darbų. Ir dėl to negalite miegoti. Ir tada jūsų smegenys siaubingai suaktyvėja, jūs fiziškai suaktyvėjate. Ir toks badavimas, miego badavimas taip pat priverčia jūs gauti daugiau energijos, ypatingai smegenyse. Ir kaip ir sakiau, būtent dauguma mokslininkų tai greitai suprato ir naudojo tai savo naudai. Bet žinoma, ilgalaikis toks badavimas miego prives prie gyvybinių sutrikimų. Tai turėkite tai omeny. Jeigu jūs laikote egzaminus, pabūti ant miego badavimo kelis mėnesius, no problem. Bet jeigu jūs nusprendėte likusį gyvenimą, jūs sutrumpinsit savo gyvenimą. Dėja. Bet čia ne apie miegą. Aš tik tai noriu šiek tiek papasakoti apie tai. Gerai, grįžtame, reiškia, prie ketozės. Tai, reiškia, organizmas jūsų supranta, kad jūs esate arba per kvailas, arba gaunate per daug energijos ir jums reikia arba paderinti smegenis, arba duoti daugiau energijos. Jūs gaunate ir vieną, ir kitą. Ir būdami ketozėje, dauguma žmonių tai ir pajunta. Iš tikrųjų, rūkas išsisklaido nuo smegenų, jie geriau mąsto. Jeigu jūs rašote knygą, jeigu jums reikia studijuoti, sakykime, egzaminai ir taip toliau, jūs norite, nuo tos priklausys jūsų visas likas jūsų gyvenimas. Kiek jūs gausite tų pažymių ir taip toliau. Eikite į ketozę, darykite miego badavimą. Kreipkitės į mane, aš jums padėsiu. Šiaip aš dabar nelabai daug laiko turiu, aš dabar siūlau, reiškia, pagalbą už šiokias tokias premijas. Laidos pabaigoje jūs pamatysite idėją, nes supraskite patys, aš pats ir dirbu ir per 2 YouTube kanalus į mane kreipiasi 10 žmonių, aš neturiu laiko jiems atsakyti ir klausimai tokie, kokius maisto papildus man pirkti, taip toliau. Aš negaliu sėdėti internete, viso to ieškoti, visą tai žiūrėti, atsiprašau, bet šiek tiek, taip sakant, jūs padėsite man, aš padėsiu jums. Manau, abipusė pagalba tikrai nėra neblogas dalykas.
Bet aš tikrai mielai padėsiu, jeigu pas mane bus laiko, taip kad vis tiek, net jeigu kreipkitės su savo klausimais, jeigu aš turėsiu laiko, aš atsakysiu, bet tai gali tiesiog užtrukti kitas iki, gali tek mėnesį laukti, kol aš atsakysiu, gal pas jūs ir studijos baigsis. Tai žiūrėkite patys. Ok, tai judame toliau, reiškia. Tai kaip ir minėjau, jūs arba per kvailas, arba energijos trūkumas, taip jūsų organizmas tai supranta. Jūsų organizmas šiaip jisai yra toksai gerėtis. Jo svarbiausias dalykas yra išgelbėti jūsų gyvybę. Tai jis ir daro. Ir dabar šiaip suprantate, ketozė yra puikus dalykas kaip trumpalaikis. Bet dabar žmonės pamėgo tą ketozę, iš tikrųjų, jūs jaučiatės fantastiškai, o kodėl nepasilikti ketozę likusį gyvenimą? Tai toks terapeutinis puikus būdas nuo vėžio, nuo diabeto. Kodėl negyventi ketozėje? Bet čia yra viena didžiulė problema ir aš jums noriu būtinai apie tai papasakoti, kuom ketozė yra pavojinga. Šiaip yra žmonių, kurie jau ganėtinai ilgai gyvena ketozėje ir jie jums nepapasakos, kokios yra ketozės problemos. Ketozės problemos yra tokios, kad šiaip dabar reiškia, jeigu jūs ilgai būsite ketozėje, jūsų organizmas pradės išskirinėti reiškia, tokį hormoną, kortizolį. Taip, kortizolį. Ir ką tai dabar reiškia? Suprantate, jūsų kraujyje visados turi būti gliukozė. Netgi aš tikrinausi, aš nupirkau gliukometrą ir tikrinausi gliukozę savo kraujyje ir iš tikrųjų jūs esate ketozėje, vis tiek jūsų kraujyje yra cukrus, yra gliukozė. Kodėl? Nes jūsų smegenims reikia gliukozės. Nesvarbu, kad smegenys gauna ketozės, bet jiems reikia ir gliukozės. Ir taip pat jūsų širdžiai taip pat reikia gliukozės. Ir tai, kad jūs pastoviai, jūs negaunate gliukozės, organizmui vis tiek jos reikia. Ir kas su laiku atsitinka? Organizmas išskiria kortizolį ir tai priverčia, kad organizmas jūsų raumenis pradeda skaidyti. Ir gali ne tik raumenis, gali netgi vidinius organus ar netgi jūsų odą. Sakykime, aš pastebėjau, kad pas mane oda pasidarė labai, kaip čia pasakyti, tokia šiurkšti ir išties netgi aš tokį perštėjimą jaučiau, aš užsiminėjau, reiškia, sportu ir išties buvo ganėtinai nemalonus jausmai. Ir, reiškia, jinai tokia netampi pasidarė ir šiurkšti oda ir netgi ganėtinai yra tas vadinamas netgi keto look. Žmonės, kurie ilgai yra ketozėje, netgi jų veidą pažiūrėti, iš tikrųjų jų veidas ganėtinai toksai nemaloniai atrodo iš tikrųjų. Jūs daug sveikiau atrodysite, jeigu valgysite vaisius, valgysite, reiškia, saldžiąsias bulves, morkas ir taip toliau, tokį maistą, kurį žmonės ketozėje negali. Ir reiškia, kas atsitinka, kad organizmas pradeda ant kažko taupyti, nes jam reikia gliukozės ir pastoviai. Ir jeigu jūs metus sėdėsite ant keto dietos, kas atsitiks? Jūsų šiokios tokios organizmo funkcijos bus pristabdytos ir jūsų organizmas po truputį pradės skaidyti jūsų svarbius, reiškia, jums svarbias, sakykime, raumenis, gali būti netgi oda, gali būti vidiniai organai ir taip toliau. Tai gali privesti prie labai rimtų sveikatos sutrikimų. Dėl to ilgai būti ketozėje aš asmeniškai nepatariu. Kas dabar dėl visų tų sveikatos privalumų, kol kas nėra įrodymų. Kol kas nėra rimtų įrodymų, kad ketozė gydytų nuo ko nors. Yra įrodymų, kad padeda, bet tai nereiškia, kad jeigu jūs sirgsite vėžiu ar diabetu, jūs galite pasveikti nuo ketozės. Ne. Kodėl? Nes jūs turbūt žinote, cukrus maitina vėžio ląsteles. Tai kodėlgi nevalgyti cukraus?
Bet jūsų, kai jūs esate ketozėje, jūsų kraujyje vis tiek yra gliukozė, vis tiek yra cukrus, tai jūs toliau maitinate tą vėžį. Niekas nepakinta, visiškai niekas. Bet čia yra vienas dalykas, ketozė gali būti kaip gydymas nuo vėžio, jeigu jūsų kraujyje pasidarys mažiau gliukozės. Ir tai yra įmanoma, tai yra, reiškia, patvirtinta, kad jūs galite pereiti. Aš kol kas net nežinau tiksliai, kaip tai padaryti, bet aš žinau, kad tai yra įmanoma. Reiškia, jūsų, sakykime, normalus skaičius yra virš 60, man rodos. Aš kai tikrinausi, buvo 67, kas yra idealu. Aš dabar tikslaus to skaičio nepasakysiu, bet virš 60. Ir pas jūs gali kraujyje, kai jūs ketozė esate, reiškia, likti gliukozės 25. Reiškia, 25. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs mažiau. Tada jau yra ta vadinama gydomoji ketozė. Nes kai pas jūs gliukozės lieka kraujyje mažiau, automatiškai vėžio ląstelėms šakės. Šiaip vėžio ląstelės nekenčia ketonų. Čia yra jau didžiulis nuodas vėžio ląstelėm, bet, kaip ir minėjau, ketozė jūs neišgydys nuo vėžio, neapsigaukite. Bet jeigu jūsų kraujyje liks tik tai 25, reiškia, tie gramai, aš dabar tiksliai nežinau, gramai mililitrai, kas ten, reiškia, to cukraus, reiškia, kraujyje, tada jau bus ta gydomoji ketozė ir tada jau grinai organizmas pradės kovoti su vėžiu, kadangi jisai bus, kaip čia dabar jums pasakyti, jisai badaus. Vėžio ląstelės badaus ir jos, žinoma, pradės išmirinėti po truputį. Bet tik tai tokiu atveju, jeigu pas jūs kraujyje normaliai, bet nepamirškite, kai pas jūs lieka tas 25, aš vėlgi, reiškia, aš galėčiau greitai pasitikrinti, bet nenoriu stabdyti laidos, galite pažiūrėti, reiškia, neatsimenu būtent tas milimolai, mililitrai, neatsimenu būtent ko, bet 25, reiškia, šiaip čia jau yra, tas skaičius šiaip čia yra, jeigu jūs ne ketozėje ir daktaras pažiūrės, kad pas jūs tiek cukraus kraujyje, tai jisai automatiškai jums nustatys, reiškia, diabetą, pirmo lygio diabetą. Tai reiškia, kad pas jūs per mažai cukraus kraujyje ir automatiškai jums išrašys vaistų, nes čia yra pavojinga stadija. Bet jeigu jūs ketozėje, tada organizmas, dėl ko tai yra pavojinga, nes smegenys negauna pakankamai cukraus ir tai gali privesti prie labai rimtų problemų. Bet jeigu jūs ketozėje, smegenys gali kuo puikiausiai maitintis ketonais ir tokiu būdu ir širdis kuo puikiausiai veiks, viskas veiks. Tokiu būdu jūs papuolate būtent į tą gydomąją ketozę, bet čia yra kol kas labai sudėtinga, aš net nežinau tiksliai kaip papulti, man rodos, kad čia reikia naudoti nemažai tų, reiškia, kaip ir minėjau, čia netgi kokoso aliejus turbūt bus per silpnas dalykas, dabar daro, reiškia, druskas su ketonais ir gal brain octane, reiškia, ir MCT aliejai, jūs gali panardinti tokią didžiulę ketozę, kai jūsų kraujyje lieka mažai, reiškia, to cukraus. Ir tada, kaip ir minėjau, jau vyksta gydymas. Šiaip su ketozė yra galbūt daugiau pasiekta kol kas su Alzheimerio liga, bet vėlgi tai nėra kol kas gydymas. Jeigu jūs sėdėsite, jeigu jūs turite Alzheimerio ligą, pati ketozė jūs dėja neišgydys, nors šiaip jūs galite gerokai geriau pasijusti ir šiaip vat, esu girdėjęs, kad kas serga Alzheimeriu, iš tikrųjų tai jie, nors jau tuo metu, kai yra ant ketozės, jie jaučiasi kur kas geriau, tai išbandykite būtinai tai ant savęs
net negalvokite nebandyti. Dar vienas žinomas dalykas, iš kur iš viso ta keto dieta atsirado, tai yra, reiškia, gydymas epileptikams. Jeigu pas jūs epilepsija, tai jūs turite būti ant ketozės visą likusį gyvenimą. Taip jūs būsite perkūdęs, taip jūsų organizmas skaidys tas raumenis, taip toliau, bet tai kur kas geriau negu būti epileptiku. Pas jūs epilepsijos tuom ir baigsis, kai jūs perėsite į ketozę, o nėra nieko malonaus būti epileptiku. Tai va, jeigu jūs epileptikas, kaip ir sakiau, ketozė čia yra jums visą likusį gyvenimą. Dabar, kodėl yra, reiškia, tiek daug keto fanatų, kurie tvirtina, kad ketozė yra puikus dalykas būti visam likusiam gyvenimui, netgi sveikam žmogui. Iš tikrųjų, jeigu jūs pasitikrinsite, yra labai daug vegetarų ir angliškai vadinasi vegan raw, tai reiškia tie vegetarai, man atrodo lietuviškai vadinasi veganai, aš dabar nemėgstu aš visų tų štampų, žinote, ir nei aš ten domiuosi, nei aš ką, bet čia tie vegetarai, kurie valgo tik tais žalias daržoves, ta prasme netgi nekeptas, nevirtas, visiškai žalias. Pavyzdžiui, paima svogūną ir valgo svogūną. Bulvę ir valgo bulvę. Maždaug įsivaizduojate. Iš tikrųjų, jeigu jūs paklausite, ar tai yra sveika, taip, tai yra labai sveika. Tai yra labai sveika tam tikrą laiko tarpą. Tam tikrą laiko tarpą yra fantastiškai sveika kaip detoksifikacijos priemonė. Jeigu jūs norite būti to vegan raw, veganas, ne veganas, aš tiksliai nežinau, fantastika, aš jums paspausiu ranką, bet po 3 savaičių įsitikinkite, kad pas jūs lėkštėje bus žuvies, kad jūs suvalgysite didelį kepsnį mėsos ir kad jūs valgysite kepenėlės, širdelės, vištienos širdelės, galite nusipirkti kepenėlių, viską, kad jūs grįšite prie normalaus maisto, normalios mitybos. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs klausite, ar likusį gyvenimą gerai būti veganu, aš pasakysiu, kad jūs labai liūdnai baigsite ligoninėje, nes tai prives prie viso ko trūkumo. Mėsoje yra daug dalykų, ko nėra žolėse. Sakykime, geležis. Sakysime, geležis pilna žalumynuose. Ne. Ten yra geležis, bet jinai neįsisavins. Mes nepripratę gauti geležį iš žolės. Fosforas. Fosforo yra žalumynuose, sakykime, šparagos yra fosforo. Ne. Mes pripratę gauti fosforą iš žuvies. Omega 3. Aš linų sėklų aliejaus. Linų sėklų aliejus labai lengvai oksiduojasi ir tas omega 3, kur yra linų sėklose aplamai, mūsų organizmas perdaro į, reiškia, tą omega 3, kur mes gaunam iš žuvies, tenais gal 1%, tai jūs automatiškai negalite fiziškai tiek sunaudoti linų sėklų aliejaus, kad pasipildyti. Šiaip dabar rekomendacija 2,5 gramo, reiškia, tą omega 3, bet žuvies omega 3. Nemaišykite žuvies, arba gali būti krilo aliejus, daug, reiškia, dietologų siūlo būtent krilo aliejų, tai automatiškai, ir čia dar ne viskas, kolagenas odai, sakykime, plaukams, taip toliau, kodėl dauguma vegetarų, pažiūrėkite į jų veido odą, pažiūrėkite į jų plaukus, pažiūrėkite į jų rankas, jų rankos dreba ir kaip jų smegenys dirba, atsiprašant, tai, nežinau, yra toks dalykas kaip fanatizmas. Fanatizmas nėra gerai. Iš tikrųjų, aš esu netgi, pažįstu vieną buvusį, kaip ir maniau, tas kur, kaip ir pasakau, kuris valgo grinai žalias daržovės. Ne tai, kad aš sakau, kad čia blogai ar taip toliau. Sakau, 3 savaitės yra idealu. 3 savaitės. 2-3 savaitės. Savaitę. Porą dienų, 1 dieną. Taip, idealu, aš jums paspausiu ranką. Bet nedaugiau. Pas jūs prasidės rimtos sveikatos problemos. Tai kai aš jo klausinėjau, kaip tai jauties, jisai sakė, fantastiškai, tai jisai buvo tas.
atsiprašau, išsijungė dėl kažkodėl. Tai kai, reiškia, kalbėjau su tuo vegetaru, sakau, kaip tu jauties? Fantastiškai, viskas labai, viskas okei. Jo, ir, po to pas jį prasidėjo jau rimtos problemos su sveikata, kas ir turi prasidėti. Tai gerai, kad jam neužteko to fanatizmo, kad likti savo toj veganas, ne veganas, jisai buvo. Ir po to aš jau su laiku jo paklausiau, jisai mėsą valgė viskas. Tai tu tikrai gerai jauteisi, ar tu man melavai? Sako, žinai, aš, kažkaip taip labai norėjau būti veganu, žinot, ir man kažkaip pasimaišė protas. Tai, čia tas vadinasi fanatizmas ir yra keto fanatai. Ir jeigu jūs pažiūrėsite, sakykime, paskaitysite, ką jie rašo, ką jie sako, tai jie kalbės tik tai apie gerąją keto pusę, kaip gerai yra keto ir taip toliau ir taip toliau. Ir jums niekados nepapasakos, kas keto yra blogo. Ir kad sužinoti, kas yra keto blogo. Sakykime, aš bandžiau keto dietą ant savęs, tam, kad įrodyti, kad keto dieta yra fantastiškai gerai. Ir ką aš jums dabar pasakoju, kad keto dieta nėra gerai ilgą laiką. Aš rekomenduoju keto dietą neilgiau, sakykime, leiskite man pagalvoti, neilgiau galbūt mėnesio, kažkur tai 6 savaičių, taip sakyčiau, maksimum. Jeigu jūs jaučiate didžiulį tokį antplūdį negatyvių emocijų ir nemalonius jausmus, kažkokius skausmus, gali būti nemalonus skausmai, šiurkšti oda, kaip minėjau, tokie, reiškia, nutraukite. Nutraukite ir atsivalgykite daug baltymų. Atsivalgykite daug baltymų, patarčiau netgi suvalgyti, tiesiog nusipirkti, sakykime, vištienos, bet nepulkite prie krūtinės, aš turiu omeny, kad jums reikia odos. Jo, tiesiog nusipirkite sparnelių, sakykime, ir būtent ta oda jums labai bus reikalinga, nes jeigu jūs norite sveiką odą turėti, ką jums reikia valgyti? Odą. Kokią odą jūs valgysite? Dėja tik vištiena yra. Tai va. Gali būti kiauliena. Tai žiūrėkite patys. Ne tai, kad aš sakau, kad vištiena labai sveika ar kiauliena labai sveika, bet aš sakau, kad jums reikia odos. Nes ten yra kolagenas ir kolagenas yra jūsų oda. Tai kaip jūs turėsite sveiką odą, negaudami kolageną, nevalgydami kolageną, tai didžiulis klausimas būtų teisingai. Tai darykite išvadas. Žinau žmonių, kurie niekados nevalgo vištos odelės ir pas juos galima pastebėti, oda neatrodo labai sveikai ir labai gražiai. Tai toks mano pastebėjimas. Nedarykite tos pačios klaidos. Šiaip žmogus yra sukurtas valgyti viską ir mes turime valgyti viską ir nebūkite vienas iš tas, aš valgysiu, aš to nevalgysiu, viską reikia valgyti, išskyrus chemiją. Chemijos mes nesukurti valgyti, o taip mes daug kur keliavome, daug kur buvome, daug ką matėme ir valgome viską. Ir nedarykite tos klaidos, kai iš vištos išpjauna krūtinėlę ir valgo krūtinėlę, nes tai labai sveika. Tai tikrai nėra labai sveika ir tai nuves jūs į kapus. Ir kaip ir minėjau, reiškia tas veganizmas, tiek keto ilgų laikų taip pat nėra sveika ir tikėtina, kad sutrumpins jūsų gyvenimą. Ok, tai dabar mano, reiškia, patirtis keto, tai aš kaip ir adaptavausi, lyg tai ganėtinai greitai, aš turėjau šiek tiek problemų su kofeinu, apie ką aš padarysiu atskirą laidą, reiškia, ar daug gėriau kavos, ypatingai kulkų neperšaunamos kavos, nes reikia daug riebalų ir kodėlgi ir ne. Tai va. Reiškia, bet aš nesijaučiau bendrai, niekados nesijaučiau, nebuvo nei vienos dienos, kad aš jaučiaus taip gerai, kaip aš jaučiuosi paprastai sveikai maitindamasis. Valgydamas ir vaisius, ir saldžiasias bulves, ir kvapnųjų tą moliūgą, ir įsikepdamas riebę žuvytę, ir suvalgydamas pakankamai papildomai baltymų,
Čia. Atsiprašau. Atrodo viskas ok. Tiesiog patikrinau, kažkas ant kameros iššoko, man rodos kamera kaista. Tai va, šiaip aš nesijaučiau taip gerai, nebuvo ne vienos dienos, kad aš jaučiaus taip gerai, va kaip jaučiuosi šiandien, nes aš jau dabar ne ketozėje, tikrai jaučiuosi fantastiškai, o šiandien aš suvalgiau cielo didžiulį apelsiną, va tokio dydžio. Vieną kivį, kuris buvo neprinokęs, bet aš jį vis tiek sukapojau. Va. Ir jaučiuosi gerai, jaučiuosi labai energingai. Tai nebuvo ketozė, kad jaučiausi gerai, bet jeigu jūs žinote, maitinatės nesveikai, visokiais tenais picomis, duonos, visais miltiniais pusfabrikačiais, žinoma, jūs perėsite į keto, sakysite, wow, fantastika, kaip ir žmonės pereina į tą veganizmą, sako, wow, fantastika, aš taip gerai jaučiuosi, žinoma, jūs viso to šūdo nevalgykit, jūs valgykit normalų maistą, jūs jausitės iš karto gerai. Čia nereikia būti veganų, vegetarų ar keto. Būkite paprastoju, kur aš savo mitybą propaguoju. Paprastoju sveikoju mitybui. Valgykite vaisius, daržoves, mėsą ir nepirkite viso to chlamo. Nevalgykite visų tų chemikalų, nevalgykite duonos ir pieno, reiškia, pasterizuotų produktų ir viskas. Viskas paprasta, nereikia to fanatizmo ir idiokracijos. Ir viskas. Tai va, reiškia, laikui bėgant aš pasijutau ganėtinai šlykščiai, galiu pasakyti. Aš pajutau, kad pas mane organizmas išskiria kortizolį dideliais kiekiais ir aš nusprendžiau pasitraukti iš keto dietos, kuo aš dabar labai patenkintas. Aš manau, kad aš netgi savo tą sprendimą pasitraukti iš keto dietos priėmiau šiek tiek per vėlai ir man rodos, kad šiaip dabar viskas atsistatė, bet tikrai turėjau daug nemalonių jausmų, ypatingai su oda. Aš netgi buvau nepatenkintas, grinai, kaip aš atrodžiau be maikutės, netgi kas ganėtinai nemalonu. Ir dabar, kai nusiėmu maikutę, aš jau daug labiau patenkintas esu savimi. Tai va, tikiuosi, kad jūs sužinojote krūvą informacijos iš šios laidos ir iš tikrųjų tai, ką aš jums papasakojau, dabar jūs nesužinosite iš nieko, nes vieni fanatiškai sakys, kad keto dieta yra viskas fantastiška, absoliučiai nuo visko, nuo visų ligų jūs apsaugotas. Ne, tai yra melas. Tai yra melas, tai yra fanatizmas. Kaip ir veganai, kaip ir vegetarai, čia yra fanatizmas, čia yra melas. Na, ir karočią, kaista mano kamera, išsijungia ką tik, tai teks baigti mano šią laidelę trumputę. Ok, tai tiek, reiškia, sakau, nebūkite fanatais. Tiesa, bet dėl keto dietos šiaip aš rekomenduoju kaip trumpalaikį. Rekomenduoju išsivalyti savo smegenis nuo gliukozės, nes jeigu jūs nežinote, kad šiaip smegenyse po truputį užsilieka ta gliukozė. Užsilieka ir tai vėliau anksčiau prives jūs prie tokių dalykų. Prie smegenų rūko, prie Alzheimerio, Parkinsono, sklerozės, šiaip visų smegenų problemų. Galbūt jūs jau dabar jaučiate smegenų problemų. Jeigu jums šiek tiek daugiau metų ir jūs galvojate, kad jūs dėl vyresnio amžiaus pradėjote prašiau mąstyti, tai aš jums pasakysiu, pas jūs paprasčiausiai smegenyse užsiliko gliukozės. Ir aš jums rekomenduoju padaryti cukraus reiškia, detoksifikaciją. Tai keto dieta būtų apie mėnesį. Apie mėnesį laikykitės keto dietos ir po to grįžkite, atsivalgykite daug baltymų ir atsivalgykite daug angliavandenių. Po to, po kurio laiko vėl galite nueiti keto, jeigu norite, bet tai jau tada bus nebūtina. Šiaip mėnesis tai tikrai yra labai patartina, visiems patarčiau. Ir jeigu jums reikia, sakykime, kaip ir minėjau, jūs egzaminus kažkokias norite, dar kažką, jums reikia mėnesį būti labai protingam, tai taip pat irgi patarčiau būtent tai. Dar vieną dalyką apie ketozę, tai jūs negausite tiek serotonino būdami ketozėje. Ką tai reiškia? Kas yra serotoninas? Serotoninas tai yra malonumo hormonas.
kai jūs gaunate malonumo hormoną, sakykime, jūsų gyvenime gali nutikti kažkokių nemalonų dalykų, bet jūs galite reaguoti dvejopai. Jeigu jūsų organizmas išskirs kortizolį, jūs reaguosite labai taip niūriai ir šlykščiai, galite į depresiją papulti ir taip toliau. Bet jeigu jūsų organizmas išskirs serotoniną, tai jūs išliksite linksmas. Sakykime, įsivaizduokite tokį dalyką. Jūs papuolite į avariją, sudaužite mašiną, jūsų koją sulaužite, jūs gulite ligoninėje ir žvengėtės. Ir nuotykis, karoči, vapšė, žinot. Bet galite ir verkti, suprantate. Čia viskas nuo to, kaip jūsų smegenys reaguoja. Ką išskiria, kortizolį ar serotoniną. Visados reikia stengtis, kad būtų serotoninas, tada depresija yra neįmanoma, jūs visados būsite geroje nuotaikoje, šiaip žmonės jūs daugiau mėgs, negu jūs būsite kortizolė. Jeigu jūs gausite daug kortizolio, jūs neturėsite draugų, absoliučiai. Tai tikriausiai nuo jūsų mylimasis ar mylimoji pabėgs. Tai jums linkiu serotonino ir neužsibūkite ilgai ketozėje. Viskas, nutraukiu šią laidą, kol nesudegė mano kamera. Čiau! Gerbėmieji žiūrovai, noriu Jums paskelbti, kad dabar Jūs turite neįtikėtiną galimybę palaikyti mane finansiškai. Žinoma tiems, kas turite tokią galimybę ir žinoma tiems, kas norite. Užtenka užeiti į mano YouTube puslapį ir žiūrėkite, čia yra linkas. Paspaudžiate ant jo, reiškia tiems, kas norite mane palaikyti. Paspaudžiate ir Jūs išmes į saitą, kur Jūs galite visiškai saugiai mane palaikyti. Tiesiog užtruks sekundėlę ir štai mes čia. Tai va, yra palaikymo būdas už $1, yra palaikymo būdas už $3, už 5 ir už 10. Kol kas visą tai labai pigu, nes aš siūlau už palaikymą lengvatas. Reiškia, už $3 aš asmeniškai atsakysiu į jūsų laiškus. Jūs gausite mano e-mailą ir mes galėsime taip bendrauti. Šiuo metu aš gaunu ir taip labai daug laiškų, bet dėja ne visiems turiu laiko atsakyti, nes klausimai ganėtinai sunkus ir išnagrinėti visą tai yra ne taip jau paprasta ir užtrunka laiko ir patys suprantate, kad man pačiam tenka ir dirbti ir laiko netiek lieka daug. Bet jeigu jūs mane palaikysite finansiškai, žinoma, jums pirmenybė. Reiškia, kas palaikysite mane už $5, tai jums dar padėsiu parinkti maisto papildus ir pakoreguosiu jūsų mitybą. Ir žinoma, atsakysiu jūsų klausimus. O tie, kas palaikys mane už $10, turite tiesiog fantastišką galimybę tapti praktiškai mano draugų. Ir mes galime bendrauti Skype ir aš jūs supažindinsiu su ateities planais. Netgi duosiu jums paskaityti savo rankraščių, naujų knygų rankraščių. Greit pasirodys mano knyga, apie tai šiek tiek vėliau. Reiškia, dabar žiūrėkite toliau. Jūs turbūt žinote, kad aš esu taip pat ir rašytojas. Tai štai, galite įsigyti mano knygą Solemija dabar knygas.lt už tiesiog fantastišką kainą, €4,45. Knygų lygo vos keli šimtai ir aš jums siūlau nedelsti ir tiesiog nusipirkti ją. Dabar pigiau, kažin ar bebus. Taip pat galite nusipirkti ir IL knygą €4. Reiškia, čia vos keliais centais pigiau, bet žiūrėkite patys, kaip jums patinka. Ir dar noriu jums pakartoti, kad mano, reiškia, knyga Naujoji Lieda pasirodys šių metų kažkur rugsėjo pradžioje. Taigi bus, žinoma, pristatymas tiek mano šiame kanale, tiek Sveikos gyvensenos kanale, kur aš papasakosiu apie savo knygą. Tai bus tiek. Ačiū visiems, kas mane palaikote. Viso geriausio.